aš nesakyčiau, kad čia nauja grupė yra. Ta grupė yra buvusi toj regatoj ir aš esu ne vieną kartą plaukęs toj grupėje, su kitu laivu, aišku. Ten tokie susirinkdavo nestandartiniai laivai, visokie netipiniai, kurie ten neturėdavo matavimų, ten ORC, neturėdavo geros įrangos ten, tokie laivai ir plaukdavo, to būdavo laisvoji grupė. Ir mes čia eilę metų vis inicijuodavom, kad ta grupė vėl atsirastų, bet kažkaip vis atrodė, kad jos nereik, ir šiemet staiga atsirado. Aš sužinojau realiai tik tai prieš mėnesį iki regatos, kad ta grupė atsirado ir tada nutariau, kad reikia startuoti, nes tiek laukiam. Ir dar plus šiemet padarė čia tokią, kaip čia akcija, kad nėra starto mokesčių tai grupiai. Plus mes esam visi iš vieno klubo, visi esam LBS nariai, tai automatiškai irgi tie mokesčiai mažesni. Ir toks buvo kaip ir impulsas, kad reikia vėl dalyvauti. Tikslai būtų finišuoti visus etapus. Mūsų komandai iššūkis bus, kad vaikinai plaukia pirmą kartą tai regatai. Tai jiems čia tikrai bus gera patirtis ir iššūkis, sakyčiau. Aš jau daug sykių esu dalyvavęs tai regatai. O šiaip mūsų grupiai nebūsim, mes nesublizgėsim, nes yra geresnių laivų mūsų grupiai. Tai. Bet sakau, mūsų tikslas yra finišuoti. Bet tie buriuotojai ganėtinai patyrė, jie visi ir paburiavę, ir po vandenynus, ir po jūras, bet jie regatos nėra plaukę, tai jiems čia bus patirtis. Gera patirtis. O kuo skiriasi varžybinė tokia patirtis ir tiesiog buriavimas jūroje? Kaip iš savo patirties galėtumėt pasakyti? Kas čia keičiasi? Kas jiems keisis ir kas keičiasi? Varžybinė patirtis tai tokia yra biški toks diktatas toksai, grafikas, ten visur reikia spėti, reikia čia lėkti, startuoti, pasiruošti įrangą, toksai. Plaukiant negali atsipalaiduoti, tu vis tiek turi lenktyniauti, tu turi keltas burės, keisti, ten pučia keli vienokias burės, nepučia vėl kitokias burės. Turi ten stengtis lenktyniauti, o kai tu turistauji, tai tu plauki ir plauki, tau nebepuči, tu paleidi variklį ir plauki savo to varikliu, ten tarkim, arba tiesiog plauki mažų greičių. Čia esmė, kad variklio, aišku, negali naudoti, kiek to vėjo ir tiek ir turi jį išnaudoti. Tai va toks ir skirtums turbūt. Ir plus, tobulėja žmonės, mato vis tiek tas, yra tos laviruotės visokias, ten tie pavėjiniai, priešvėjiniai kursai, kaip ten stamburiam, kaip ten efektyviau dirbti, koks ten tas geresnis plaukimas greitis vienokiu ar kitokiu kursu, tokių visokių niuansų išmoksta. Ir paskui tam kruiziniam plaukime panaudoja tą patį. Tiesiog greičiau pradėt plaukti. Tai toks skirtumas.